pademonstruosim jums senovinį itališką liftą. Užsidaro visos durys. Taip užsidaro. Ir dabar čia reikia paspausti. O tai piano tera ar first piano? Bandom į first piano. Leidžiamės. Ne, dar žemiau reikia. Piano tera. Dar važiuojam. Dar duris nueita. Ne. Paspausti čia. Va, viskas išėjom, uždarom, kitiems žmonėm paliekam. Gerai. Nereikia. Ačiū. Demonstracija baigta. Va, kaip gražiai atrodo vestibiulis. Čia įeinantį mūsų viešbutį. Ir štai taip prasideda mūsų pirmoji diena Romoje, kurioje viso praleisime 3 pilnas dienas. Šiandien planas aplankyti Romos koliziejų einasi šiek tiek ne pagal planą. It's closed because holiday here. Aha. Holiday here. The train is all closed. Okay, so we have a choice, only bus. Only bus looking around. Okay, thanks. Yeah. thanks. Viskas metro neveikia šiandien, nes yra šventė. Ir jokio metro, tik su autobusais. Tai dėl to ir nemetė man tos A linijos pirmai. Šiandien šventinė diena. Nerandam kur nusipirkti bilietėlio. Kioskai nedirba. Metro uždarytas. Čia esam per Žolinės. Biškai turim problemėlių. Tai dabar ieškom kur nusipirkti tą bilietą autobusą. Nu jeigu jau nerasim, tai važiuosim su... Non voglio che te ne vai. Ho visto tanto. Nusipirkom bilietus ir dabar judam į stotelę. Važiuosim link Koliziejaus. Į Koliziejų pasiėmėme turą su gidu. Pirmą kartą savo kelionėse bilietus teko pirkti per Get Your Guide programėlę. Ne tik dėl to, kad į šį objektą būtinai norėjome eiti su gidu, bet ir dėl to, kad tiesiogiai bilietus nusipirkti buvo praktiškai neįmanoma. Turizmo Italijoje tinklapiai skelbia Get Your Guide kaip oficialų partnerį. Bilietas vienam žmogui kainavo 50 €. Brangoka, bet žmonėms, kurie tikrai domisi Romos imperijos istorija, kaip mudu su Karoliu, verta. Varėm prie Koliziejaus. Laukiam, kol prasidės turas, mes labai punktualiai 1/2 valandos, taip kaip ir White Stickers. Einam. Ir štai prasideda mūsų turas po žiaurę, bet didingą Romos imperijos istoriją. Buvo karšta diena, apie 36 laipsnius karščio. Labiau tinkama gulėti paplūdimyje ar prie baseino, bet mes Romoje net pailsėti susirinkom. Pastatai buvo tvirtinami metaliniais kaiščiais, kad seisminėje zonoje buvusi Roma nebūtų sugriauta žemės drebėjimu. Vėliau, kai žemės drebėjimai pasidarė nebe tokie stiprus ir dažni, minėti kaiščiai buvo ištraukti, dėl to statiniuose matomos skylės. Tačiau ne žemės drebėjimai griovė Romą, o patys romėnai. Viskas vyko valdant popiežiui po Romos imperijos žlugimo. Pasakoja mums gidas taip pasipiktinusiu balsu ir rodo į kolonose matomus rėžius. Mat kolonos buvo bandytos nugriauti grandinėmis, bet buvo per daug sunkios ir jų nugriauti tuometinėmis galimybėmis nepavyko. Romos imperijos palikimas buvo griaunamas, plėšiamas, o viskas, kas auksu tviską, tempiama į esamas ir naujai statomas bažnyčias. O štai Palatino kalva, viena iš tų 7, ant kurių buvo pradėta įkurdinėti Romą, kur Romulą ir Remą rado vilkį. Ant Palatino kalvos Romos imperijos laikų virė aukštuomenės gyvenimas. Ant kalvos prabangius būstus buvo pasistatę imperatoriai ir aristokratai. Korumpuota aukštuomenė buvo, sako mums gidas, turtais buvo galima papirkti praktiškai bet ką.
Tarp Palatino kalvos ir Koliziejaus buvo Romos forumas, senovės Romos pagrindinė aikštė. Čia virė visuomenės gyvenimas, prekyba, o iki apie 6 amžių prieš Kristų šioje vietoje vyko gladiatorių kovos. Visoje Romoje yra įrengti vieši vandens čiaupai, iš kurių drąsiai galima gerti vandenį. Vanduo čia labai skanus, jame gausu kalcio. XVIII mūsų eros metais buvo pastatytas Romos Koliziejus. Kol stovi Koliziejus, stovi Roma, sakydavo romėnai. Jam sugriuvus, sugrius ir Roma, o su juo visas pasaulis. Koliziejus arba Flavijų amfiteatras – didžiausias senovės Romos amfiteatras, talpinęs 50 000 žiūrovų. Gladiatorių kovos buvo viena iš populiariausių pramogų, kurios vyko Koliziejuje. Be gladiatorių kovų čia dar vykdavo kovos su gyvūnais, mūšio scenų atkūrimai. Pastato viduje yra daug tunelių ir patalpų, kurios buvo naudojamos gladiatorių ir gyvūnų laikymui. Taip pat reikmenų ir ginklų sandėliavimui. Šiais tuneliais gladiatoriai ir gyvūnai taip pat patekdavo į areną. 404 metais gladiatorių kovos ir kiti žiaurumai Koliziejuje paskelbti nelegaliais. Koks įspūdingas statinys, džiaugiuosi pagaliau pamačius savo akimis. O mūsų pažintis su Romos imperijos istorija dar tik prasideda. Baigęs mūsų Koliziejaus turas, dar vis pasižvalgysim aplinkui ir keliausim toliau pažinti su Romu. La luna, le stelle, la notte, la voce che se ne va. Le spiagge deserte, un bacio al sole. Tibro upė. Ir taip tiltu per Tibro upę nukakome nuo Koliziejaus iki Trastevere kvartalo, kuris populiarus ir savo siauromis nuostabiomis gatvelėmis ir restoranais. Pakankinau šeimyną, nesėdome bet kur, teko ir eilėje tuščiais pilvais pastovėti, bet nuėjome į daugelio rekomenduojamą Tonarello restoranėlį, kuris garsėja savo šviežių makaronų patiekalais. Už Koliziejų kol kas. Taip, šitas alus, paprastas peroni 7 pem, šitas mandresnis peroni 9 eurai. Špricas 8 pem, ne? Atėjom pavalgyti pagal rekomendacijas internautų ir būtent atėjom į Tonarello restoraną ir čia rekomenduojama valgyti būtent carbonaro, tai mes tą ir išbandysim ir pateiksim savo atsiliepimą. Man tai daug atrodo, tokie makaronai kiaušininiai, ne, biški. Ir lazanija. Nu ką, skanaus? Buvo tikrai labai skanu, tad rekomenduoju ir šį restoranėlį. Carbonara makaronai, kilę būtent iš Romos, tad Romoje būnant privalu pabandyti. Papietavę keliaujame toliau. Sekantis mūsų objektas yra Navonos aikštė. Ši aikštė laikoma gražiausia Romos barokinė aikštė. Deja, gražiausio aikštės fontano, 4 upių fontano, kurį sukūrė Džanas Lorenzas Berninis, mums pamatyti nepavyko. Restauruojama mat. Bet užsukome į aikštės bažnyčią, o Romoje bažnyčių daug, beveik 1000. Na ir atėjo laikas paragauti dželato. Tam užsuksime į ledainę, kur savo dželato galite išsirinkti net iš 150 skirtingų skonių.
Atėjom suvalgyti savo pirmųjų gelato Romui ir esam dabar Gelateria della Palma. Visi 4 užsisakėm skirtingų ledų ir degustuosim, stojam. Už 3 alaus, 1 aperolio špricą ir 4 ledus. Suvalgę itališkų ledų nuėjome iki Romos Panteono. 27 metais prieš Kristų pirmojo pastato statybas pradėjo magistras Agripa. 80 metais po Kristaus statinius suniokojo gaisras. Apie 128 metus visiems dievams dedikuotą šventovę atstatė imperatorius Hadrianas. O 609 metais Panteonas paverstas Švenčiausios mergelės Marijos ir visų kankinių bažnyčia. Kai pradėjo naikinti visus popiežiai pastatus, tai ten apie 700 metų atgal pažengė pagal technologiją visą. Atsiliko. Visų ramin. Apžiūrėjom Panteoną. Šiaip įėjimas į Panteoną kainuoja 5 eurai. Bet mes nusprendėm šiandien neiti, jau vakarėja, o dar turim daug ką pamatyti. Tai užteko mums iš išorės apžiūrėti, apėjom ratą aplink. Ir nusipirkau piešinį, vėliau parodysiu. Seniai norėjau vietinio žmogaus tapyto kažkokio. Ir dabar varom iki Trevi fontano. Nugaras. Dar prieš eidami iki Trevi fontano užsuksim pažiūrėti Vittorio Emanuelio paminklą. Vieno įspūdingiausių paminklų Romoje. Suvienytos Italijos karalius. Gidas, kuris mus lydėjo Koliziejaus ture, minėjo, kad karaliaus Viktoro Emanuelio antrojo paminklas yra pavyzdys, kaip atrodė pastatai Romos imperijoje. Paminklas pradėtas statyti 1885 metais, o baigtas 1911 metais. Viktoro Emanuelio antrojo statulą jos skulptorius Chiaradija kalinė 20 metų. Italai karaliui suteikė epitetą tėvynės tėvas, nes jis tapo Italijos suvienijimo simboliu. Įspūdingas paminklas, nebuvo jis mano labai svarbių aplankyti objektų sąraše, bet neįmanoma netkreipti dėmesio į šį statinį. Užlipome paminklo laiptais ir prabuvome čia iki pat jo uždarymo. Įspūdingi vaizdai nuo čia atsiveria. Tai puikia vieta apžvelgti Romos panoramą iš aukščiau. Tai nuvarėm iki to Vittorio paminklo. Jau visus varo lauk, noriu uždaryti ir išėjimas gavosi per vidų. Neplanavę pamatėm ir vidaus truputį. Nu, dabar jau tikrai einam link Trevi fontano. Trevi fontanas yra didžiausias ir garsiausias Romos fontanas. Suprojektuotas architekto Nicola Salvi 1735 metais. Šį fontaną svajojau pamatyti dar nuo mokyklos laikų, kai pirmą kartą šį grožį pamačiau istorijos vadovėlyje. Įspūdingas statinys, įspūdingai daug čia ir turistų, tad pasidarė keletą nuotraukų atsiminimui, bėgome toliau nuo minios. Dienos užbaigimui užsukame į bariuką alaus. Čia jau mūsų su Karoliu kelionių tradicija. Šio vakaro alaus degustacijai bariukas Bulldog. Jaukus, su gera muzika, gera atmosfera, o svarbiausia turi savo firminio alaus. Tad rekomenduojame. Taip užbaigėme savo pirmąją dieną Romoje. Antros dienos nuotykiais pasidalinsiu kitame video. Perché so chi sei